Pradėkime nuo Bitcoin. Praėjusią savaitę Bitcoin Spot ETF fondai įsigijo daugiau nei 34 tūkstančius bitkoinų. Tuo tarpu buvo išgauta tik šiek tiek daugiau nei 3 tūkstančiai monetų. Ar suprantate, ką tai reiškia? Paklausa šiuo metu yra 10 kartų didesnė nei pasiūla. O kai paklausa didesnė nei pasiūla, kainos kyla. Bet kaip visada, kriptovaliutų rinkoje yra ir kita pusė. Sekmadienį per 24 valandas buvo likviduota pozicijų už 470 milijonų dolerių. Tai priminimas, kad kainos nekyla tiesia linija į viršų ir kiekviena rinka turi savo svyravimus. Taip pat ir šiandien matome Bitcoin minus 5 procentai. Tai visai normalu po tokio įspūdingo pasirodymo. Dabar pereikime prie MicroStrategy, didžiausio Bitcoin investuotojo tarp viešųjų bendrovių. Jie ir vėl paskelbė, kad įsigijo dar 55 tūkstančius bitkoinų, padidindami savo portfelį iki neįtikėtinų 386 700 monetų. Jų bendra vertė viršė 20 milijardų dolerių, bet tai dar ne viskas. MicroStrategy bitkoino strategija padėjo bendrovės akcijoms šiemet išaugti daugiau nei bet kurios kitos S&P 500 indekso kompanijos ir MicroStrategy akcijos augo beveik 3 kartus greičiau nei populiariosios Nvidia akcijos, kuri pelnosi iš AI manijos. O dabar pakalbėkim apie stabiliasias monetas. UK ir JAV imasi reikšmingų žingsnių reguliuojant šį sektorių. UK ruošiasi pristatyti reguliacinį pagrindą, kuris apims reikalavimus dėl rezervų valdymo ir skaidrumo. Tuo tarpu JAV reguliatoriai siekia užtikrinti, kad kiekviena stabilioji moneta būtų paremta realiu turtu. Šie pokyčiai suteikia rinkai daugiau pasitikėjimo, ypač po to, kas įvyko su Terra USD. Blockchain Association, atstovaujanti beveik 100 kripto organizacijų, paragino naujai išrinktą prezidentą Donaldą Trumpą ir kongresą per pirmasis 100 dienų įvesti svarbius kriptovaliutų politikos pokyčius. Kalbėdami apie stabiliasias monetas, turime aptarti ir USDT, šiandien populiariausią stablecoiną kripto rinkoje. Tačiau populiarumas nebūtinai reiškia patikimumą. Tether šiuo metu yra federalinių tyrėjų taikiklyje. Jie tyria galimus pinigų plovimo ir sankcijų pažeidimus. Be to, Tether susiduria su reguliacinėmis problemomis Europoje, nes jų veikla neatitinka MiCA reikalavimų. Ši situacija kelia klausimų dėl USDT ateities, ypač rinkose, kur reguliacija tampa griežtesnė. Tuo tarpu Ripple žengia naują žingsnį su RLUSD dolerių paremta stabilia moneta, kuri bus labiausiai reguliuota kripto rinkoje. Ja palaiko tokie partneriai kaip Bitstamp, Bitso, Uphold ir kiti. Ripple siekia ne tik konkuruoti su USDT, bet ir pasiūlyti visiškai skaidrę, aukščiausius standartus ir reikalavimus atitinkančią alternatyvą. Ripple taip pat sustiprino savo patarėjų tarybą su buvusia FDIC vadove Sheila Bair ir Davidu Putu, finansų sektoriaus veteranu. Jie padės plėtoti šią ekosistemą. Tai labai svarbus žingsnis jų reguliuojamų stabilių monetų strategijoje. Ir dar keletas naujienų iš Ripple stovyklos. Ripple ir Archach partnerystė rodo, kad tokenizuotas turtas tampa finansų ateitimi. Prognozuojama, kad XRP Ledger platformoje artimiausiais metais gali būti tokenizuota nuo 30 iki 50 trilijonų dolerių vertės turto. Palyginimui su šiandien visa kripto rinka verta 3 trilijonų. O čia Archach vadovas Grahamas Rodfordas prognozuoja, kad vien tik ant XRP Ledgerio bus tokenizuoto turto už 30 ar 50 trilijonų dolerių. Tens of trillions, I think we could see. And bearing in mind it's 1.4 quadrillion, this is still a tiny slice of a huge market. 30 to 50 trillion, all on XRP, all trading on Artex. Here we go, $50 trillion. Jei prognozės pasitvirtins, įsivaizduokit, kokia XRP kaina turėtų būti tada. Vakar pasirodė dar viena XRP ETF naujiena. Turto valdymo įmonė Wisdom3, valdanti apie 100 milijardų JAV dolerių vertės turtą, pateikė Delavero valstijoje paraišką
registruoti biržoje prekiaujamą XRP fondą, angliškai Spot XRP ETF. Šis žingsnis rodo Wisdom3 siekį pasiūlyti investuotojams tiesioginę prieigą prie XRP per reguliuojamą finansinį produktą. Nors paraiška Delavero valstijoje yra pirminis žingsnis, tikimasi, kad netrukus bus pateikta oficiali paraiška JAV vertybinių popierių ir biržos komisijai SEC. Be to, kaip mes žinome iš praėjusio video, Wisdom3 neseniai pristatė XRP ETP produktą, kuris buvo įtrauktas į prekybą Europos biržose. Ir pabaigai Ripple ir SEC ginčas. Gandai apie galimą taikų susitarimą intensyvėja, ypač po žinių apie SEC pirmininko Gary Gensler pasitraukimą. Sklindo kalbas apie neeilinį SEC posėdį, kuriame buvo kalbama apie susitarimą ir bylos užbaigimą su Ripple. Kalbas kursto ir keistas XRP judėjimas iš Ripple piniginės po šio posėdžio, tačiau oficialių patvirtinimų dar nėra. O Ripple ir XRP nenustoja stebinti naujienomis pastaruoju metu, ne tik antraštėmis, bet ir investicijų kiekiu. XRP rinka pasiekė naują rekordą. Atviros pozicijos viršio 1,8 milijardo dolerių, rodančios stiprų investuotojų pasitikėjimą. Ir jeigu pažiūrėsime į XRP kainos grafiką, tai taip pat mes matome, kad XRP kaina sugebėjo prasimušti pro 7 metų rezistenciją, apie kurią kalbėjau anksčiau. Na, o dabar mes galime tikėtis truputį kainos atsitraukimo ir tada, mano nuomonė, prasidės tikroji XRP kainos atradimo kelionė. Tikiuosi, jūs esate tam pasiruošę. Tai tiek šiandien iš kriptovaliutų pasaulio. Kaip matome, naujienų netrūksta. Bitcoin paklausa auga, stabiliųjų monetų rinka keičiasi, o Ripple formuoja ateities finansų sistemą. Ką manote apie šias naujienas? Parašykite savo nuomonę komentaruose, nepamirškite prenumeruoti šį kanalą. Jei patiko šis video, spauskit nykštį ir dalinkite su draugais. Gal ir jiems patiks. O dabar iki kito karto.